šiandieną mūsų malda kyla, mėlieji, už mūsų brolius ir seseris, už tuos, kurie jau yra pasiekę Dievo namus, arba, sakytume, kažkur prie dangaus vartų laukia leidimo į juos įeiti. Mūsų gyvenimuose yra daug tikėjimo. Mes dėkokime dangaus tėvų už jo sūnų ir už amžinybės pažinimą. Šiandieną, mėlieji, meldžiamės už visus mirusiuosius, tai yra visų mirusių diena. Yra daug teisiųjų, kurie neturėjo galimybės pažinti Dievo sūnų, tikrai tikėjimą. Nėra nei vieno žmogaus, nei vienos epochos žmogaus, nei vienos kultūros ar religijos žmogaus, kuris po mirties nekeliautų link tos nuostabiosios Dievo šviesos namų. Ir mūsų maldoje šiandieną didžiausia padėka ir nuolankumas tame Dievo sūnaus pažinime, kada kalbame apie mirtį, turi atsirasti vienas vienintelis žodis - Kristus. Ir tikėjimo mums iš tikrųjų reikia labai daug. Kunigui gyvenime tenka lydėti žmogų nuo gimimo iki mirties. Labai retai mes suartėjame per jūsų šventes, pavyzdžiui, krikšto. Labai retai, bet šiemet ir nuostabių santuokų jaunieji lankė ir po savaitės, po dviejų. Dabar vienas jaunasis, neseniai sutuoktas, mūsų chorui pilsto išlaužo Dievo dvaro vyną, nes tas jaunasis taip pat vyną daro. Šį kviečiau į pagalbą. Choras bus apdovanotas mėlynių vynų su medumi. Mūsų santykis per santuoką kartais užsimezga, bet ir tai retai. Kada vyko pandemija, viena šeima laidojo 3 žmonės vieną po kito. Ir ta akimirka buvo be galo sudėtinga. Mūsų pirmas kontaktas kunigo laidojimo kambarys yra gedėjimas, atrodo viskas vyksta kaip ir įprastai. Tačiau po gana jaunos šeimos vėžinė liga sergančios motinos mirties seka senojo tėvo, motinos mirtis ir taip kas savaitę. Ir kada mes laidojam 3 žmogų, mano klausimas šeimai, nes tapome kaip broliai seserys. Jie ateina pas mane ne tik rakto pasiimti. Ir mes vieni kitiem beveik šypsomės, sakau, ar dar turite ašarų? Sako, ne, jau ašarų nebeturime. Ir jie atgulę visi mūsų kapinėse, pačiam gale po kairė pusė. Vienu metu stojo 3 kryžiai, dabar yra nuostabiai sutvarkyta vieta. Šios akimirkos, mėlyje, yra be galo gilios. Ir šios akimirkose mes tampame bejėgiai. Galbūt kažkam iš jūsų teko išgyventi savo artimo arba mylimiausio žmogaus mirtį. Ne kaip kunigui stebėti, bet tiesiog būti šalia. Asmeniškai turėjau nemažai mirčių šalia, ypač būdamas vienuolių seserų, Jėzaus širdies tarnaičių, senyvo amžiaus Kaune kapelionų. Ir tos mirtys yra be galo skirtingos. Kiekvienos vienuolės mirtis yra skirtinga. Jos visos mirtys yra programuotos mūsų gyvenimo. Jūsų pačių gyvenimai programuoja tą ypatingą momentą, kuris gali būti po to labai stiprus ir lemiamas. Ir linkėčiau gyventi taip, kaip tos vienuolės, kad sulaukus amžiaus garbingo nebijotumėte akimirkos. Nėra ko bijoti tos akimirkos. Nes šios akimirkos geidžia tie, kuriems yra sudėtingas senatvės gyvenimas. Ir mūsų vėlinių šventė be abejo yra gedulo diena. Ši minėjimo diena laimi prieš bet kurią kitą metų šventę, jeigu tai išpultų sekmadienis, o tai reikštų šventės diena. Vėlinių diena laimi 1 vietą. Tai yra minėjimo diena, kuri reiškia, mėly broliai seserys, kad ta patirtis, kurioje mes matėme savo artimuosius ar lydime, ta patirtis laukia mūsų. Ir tebūnie tokia rimties, gražios rimties diena, šviesos diena. Dėkodami Dievui už gyvybę, visuomet galvokite, kad ši gyvybė niekada nenutrūksta.
jeigu ji nutrūktų ligos, senatvės, kartais pačio žmogaus valia, tai yra tik perėjimas. Ta perėjimą kiekvienam linkiu turėti kuo šviesesnį. Šio perėjimo šviesa priklausys nuo jūsų gyvenimo, nuo jūsų troškimų. Labai linkėčiau, kad savo artimųjų rate turėdami senus žmonės, pradėkime, jeigu patinka, nuo 85 metų, jeigu yra žmogus silpnesnis dar anksčiau, kartą per metus kviesti kunigą į namus, jeigu jūsų artimas žmogus neturi galios, jėgų, kartą per metus. Jeigu žmogus sveikata pablogėja, mes kviečiame kunigą tuoj pat ir vienintelė kunigo malonės atnešimo galia yra, kad būtų sveikas, gautų jėgų, stiprybės. Šiuo atveju, jeigu ir būtų agonija, melstume to ypatingo sustikimo. Išgyvenus keletą vienuolių mirčių, matant jų gyvenimus, galėčiau pasakyti, kad dalinausi vienu ir kitu, be abejo teko matyti savo mamos mirtį. Tai yra kažkas be galo gilų, man buvo 19 metų. Tačiau mirtis vienos vienuolės buvo be galo įdomus. Viena mūsų vienuolė, Valerija, tai yra Vitalija, sesuo Vitalija jautėsi gana kažkaip prastai. Buvo viena iš stipriausių 20 tenai gyvenusių. Ji tvarkė daržus, svogūnus, maistą, šaldytuvus, viską dėliojo. Ir kada tyrėsi savo tyrimais valstybinėje mūsų medicinos įstaigoje, jie nieko nerado. Visiškai. Ji toliau dirbo, ji be galo jautė savo sunkumą, sako, kunigė, tikrai sunku. Ir galiausiai vienuolės darė tyrimus privačioje įstaigoje, 4. stadija visame kūne. 4. stadija visame kūne. Sako kapelionė, ką daryti? Gydytojas sako, yra galimybė šiokia tokia ten gydyti, kažką intervenciją daryti, o iš tikrųjų judėjimas yra labai stiprus, sveikatos, ir jos pasirinkimas buvo ramus, be papildomų intervencijų išėjimas. Ir ši vienuolė vienintelė išėjo tuo metu, kada mes visi buvome namuose. Tai buvo beveik vidurdienis, taip kaip viešpas į duris belsdamas. Vyresnioji sukvietė visus, supratome, kad mūsų Vitalija pasiruošusi. Visos vienuolės, aš kapelionas, susirinkome pas ją, turėjo sąmonės, turėjo bendravimą. Mūsų buvo giesmė. Giesmės metu Vitalija iškeliavo į dangų. Sakytume, lyginant su kitom, viena iš jauniausių, bet danguje, manau, toliau tęsinti savo gyvenimo, amžino gyvenimo misiją. Norėčiau, kad popiežius Pranciškus, kuris sakė mintis lygiai prieš metus, minėdamas mirusius kardinolus vyskupus, mums duotų išminties, mielieji, mirtis ir mūsų pagarba mirusiems. Gyvename susitikimo su viešpačiu viltimi, broliai. Visi mes gyvename su viltimi, laukdami. Laukdami, kad vieną dieną Dievo sūnus ištartų: ateikite mano tėvo palaimintieji. Tokie jo žodžiai sušildys mūsų širdis, nes jis įgyvendins mūsų pačius didžiausius lūkesčius žemėje. Tai viešpas visiems laikams sunaikins mirtį. Tai Dievas nušluostys ašaras nuo visų veidų. Tai pranašo ir Izaijo žodžiai. Vėlinės suteikia progą pasvarstyti, ar mūsų norai iš tiesų turi ką bendra su Kristumi. Nes anot jo rizikuojame nuolat siekti dalykų gyvenime, kurie yra praeinantys, supainioti troškimus su poreikiais, pasaulio lūkesčius priešinti Dievo laukimui. Tačiau būtų pati didžiausia gyvenimo klaida, broli, sesė,
užsimerkti prieš labai svarbius dalykus ir eiti pavėjui. Žvelgti aukštyn, nes mūsų ėjimas yra ten, o šio pasaulio dalykai ten nepateks. Viskas akimoju išnyks. Klausėme savęs, ar gyvenu tuo, kas sakoma tikėjimo išpažinime, laukiu mirusių prisikėlimo ir būsimojo amžino gyvenimo? Viešpačiui, ar kartojate šituos dalykus? Viešpatie, kadagi mes tave matėme alkaną savo gyvenimuose, pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme, kadagi mes matėme tave keliaujantį, priglaudėme ar nuogą, aprengėme. Mėlėjai, šie pasakymai, kada matėme tave sergantį, kalinį ir aplankėme, gali nuskambėti iš dviejų mūsų gyvenimo būdų. Dieviškame teisme, sako popiežius Pranciškus, tik išteisinantis, tiek apkaltinantis aktas yra grindžiamas tavo gailestingumu artimui arba atmetimu, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte. Mėlyje, atsistokime vieną akimirką tyloje, širdyje, prieš aukščiausiai, tarsi tą paskutinę akimirką. Ir mūsų gyvenimo maži dalykai, mūsų kasdienybė, kiek daug nereikšmingų jų yra. Iš paprastų mokytojo mokymų jūs turite būti mokiniai. Turite būti Dievo meilės meistrai. Ir jūsų programa yra matuojama gyvenime tenai širdimi, jūsų širdimi. Ir mes klausime, kadagi Viešpatie mes gyvenime tave matėme, alkaną ar ištroškusį. Mes būsime teisūs ar ne, atrodys, kad mūsų gyvenimai praėję, o mes lyg ir nesutikome. Atsakymas yra vienas. Viešpatį alkaną, ištroškusį ar nuogą, ar keleivį turi pamatyti dabar, savo kūno akimis, šiandien, po šventų mišių, namuose arba darbe. Negali sakyti, kad to nežinojai. Tai Dievo žodis tau sako, kad raktas į dangų ir laukimas jau prasideda čia žemėje, regint Dievo veidą savo artime. Amen.